geriausių dainų. Linkime jums gero laiko ir geros nuotaikos. Dabar padainuosim dainą Patikėjau. Pasitikime plojimai. Susitikome mes ten, kur dega laužai, pažadėjom viens kitam, bet tai buvo tik melai. Būčiau ištirpęs tavo rankose, jeigu būtų pabučiavęs mane. Patikėjau, viską tau aš pažadėjau, aš norėjau, bet niekas mums neišėjo. Mano širdis dega, kaip atvira liesna, tu vaidini tyra, bet tai netiesa. Nebūčiau nieko keitęs, kai tu buvai šalia, dabar aš viską keičiau, kad tu sugrįžtum čia. Pasitikime dainą Vaivorykštė. Taip staigiai, viskas keičiasi taip staigiai. Kaip gyventi tarp vaivorykščių, vaivorykščių. Kaip gyventi tarp vaivorykščių, vaivorykščių. Lyzai ir medžiai sakys labas nakties. Akmenys skraido kaip debesys, jie labai keisti. Balandžiai patapo medžio gabalais. Medžio gabalai patapo balandžiais. Užaugino sparnus ir pradėjo skraidyt. Kaip gyventi tarp vaivorykščių, vaivorykščių. Kaip gyventi tarp vaivorykščių, vaivorykščių. Viskas keičiasi taip staigiai. Viskas keičiasi taip staigiai. Kaip gyventi tarp vaivorykščių, vaivorykščių. Kaip gyventi tarp vaivorykščių, vaivorykščių. Žinot ką? Aš taip noriu šuniuko. Man tėvai neleidžia. Visus metus prašau. Tai eik į prieglaudą,
pasimk šuniuką ir jį slėpk nuo tėvų. Čia visai gera idėja. Na, jeigu tai yra gera idėja, tada pažiūrim sekantį etiudą prieglaudą. Na, žodžiu, pieno, batonas, svagūną. Ką dar mamai reikia nusipirkti vakarienį? Pažiūrėkit, prieglauda. Nu, gal trumpam sustosi. Pažiūrėsit, mielas gyvūnas. Labą dieną. Pasidairykite po mūsų nuostabų. Ačiū labai. Kokias mielas žuvytės ir kokias fainas katinėlys. Oi, kas čia? Tai yra vargšas, nelaimingas šuniukas. Šeima jį paliko vidury miško. Mes jį radom sušaltus, pasiklydusi. Jisai ieško šeimininkės. Aš šiauriai norėčiau pasimti namo, nu bet ką mama sakytų, jeigu aš šunį parvežčiau? Kam tu šunį paradai, per tave beveik pinigų nebeturim. Žinok, negaliu. Man mamai žiūri supirks. Nu, tiks ir mamai, ir sesiai, ir tėžiui, visai šeimai patiks jisai. Nu, okei, pasimsiu. Gerai. Visą gerą. Ačiū labai. Žodžiu. Pažiūrėjom, ką gali padaryti? Atsisėsk. O, gerai. Atsisuk. Atsigulk. Dabar padainuok man. Aleliuja. Labas, sese, ką darai? Kur tu buvai? Pasivaikščioti. O, vai parduotuviai? Ne, žinok, nebuvau. Parduotuvė atsidarė. O nu ką, nenuėjai į kitą? Tiesiog neėjau, kam tau rūpi? Man rūpi. Aha. Man tu pabodo, iš nugrožio miego. Nuriai. Dukra. Labas, mama. Labas, ar nupirkai maisto? Ne, nenupirkau. Kodėl? Žinok, nebeliko prekių. Nebeliko prekių. Nei svagūno. Nei svagūno. Nei batono. Nei batono. Nei pieno. Nei pieno, pas Nei mane tu pieno. iš... Aha, Aha. pas mane tu svečias ateis. Nu tai eik pas tą svetį greičiau. Einu. Labas. Taip, visiems. Įsivaizduoji, šiandien pasiėmė mano paskutinį benamį šunį. Geras, kas paėmė? Tokia graži mergaitė su rudais karūnuotais plaukais, auskarais, akiniais, mėlyna maikė. Aha. Pa. Dukra! Labas, mama. Ar tikrai nebeliko maisto? Nebeliko. Man sakė, kad parduotuvė buvo uždaryta. O man sakė, kad maisto nebeliko. Ką čia šluoja? Sese! Sese! Neloju! Aha! Neloju! Visą melojimą neloju! Žodžiu, ko tu vis meluoji? Aš pasakysiu mano apie tavo bahūrą! Aš negaliu! Nu žodžiu, mama, taigi tu visada kasėsi, patirėsi! Einu gražio miego. Aš taip pasilgau pižamų vakarėlio. Aha, aš dar labiau. Tai jeigu taip, tai tada pasižiūri mūsų sekančią etiudą. Pižamų vakarėlis. Na va, dabar padarysiu dramą. Eina sau! Pižamų vakaras šiandien, o aš neturiu nei paguldrus, nei patalynės, nei pižamų jokių. Labas, draugė. Nu kaip gyvenimas? Labai gerai. Nu kaip tau sekasi irgi, ne? Gerai. Tu turi koldrą, turi daug šapatukų ir pižamas. Oi. Nu nieko, rasim. Jej! Eina sau, nieko. Labas. Nu kaip gyvenimas? Labai geras. Tu turi pižamą, Taip. gal du šapetukus Taip. ir koldrą. Ne. Nieko. Tikrai, nieko. Surasim. Jūs turite viską, taip? Viską. Turite patalynę, pižamą, dantų šapetukus. Užmiršom. Nieko. Rasim. Eina sau. Nieko neturi. Nieko. Mamos spinta.
tokia švelni. Dantų šepetukai patys geriausi. Ir mamos mylimiausia pižama. Vat kokia graži. Man reikia jau parodyti. Turiu tokią gerą idėją. Kokią? Dabar vieną kitą gasnam visą naktį. Davai. O dabar pasislėpim po lovą ir išgalim. O dabar spirtų pasislėpim. Davai. Gal stalčiai. Davai. Mergina, aš jums tokių gerų skaičių. Dantų šepetukai patys geriausi. Mamos pižama kokia graži. Pažiūrėkit, kokia graži pižama. Ir patalnė gryno šilko iš Egipto. Paleis kokia švelni. Žiūrėkit, aš jums snapsiu paimti, gerai? Gerai, eikit. Man parodė, ką tu čia padarei. Va čia yra viena klaidelė, bet tu ją greit išspręsk. Viskas yra normaliai. Paskui šitą dar padarysi ir tada duosi sunkesnį. To! O ji nejuokavo. Bėgam. Palaukit. Mokytoja. Dabar aš būsiu mokytoja. Aš vakar buvau kaime. O mane vakar apgavo kažkokie sukčiai. Tai pasižiūrėkime etiudą sukčiai. Gėlė! Raudona! Medis! Kiek daug varlių! Ir dar yra raudona. Gali pastraukti. Ištroškė? Jūs nori gal vandens, ne? Išdžiūvę tokie. Tai gerai. Matau, nelabai gražiai apsirengę, bet prabangiai. Tai pasidalinkit, kuo dirbat gal? Aš tai banko verslininko. O kiek uždirbate? Tik 75 000 į mėnesį. Girdi, kiek čia pinigų, aš negirdėjus kiek dar. Mažokai. Bet gerai, gal jūs gertuvės norite, ne? Tai gerai, pasiimkit gertuvę. Ir prašau kortelę pridėti tada. Aha. Ir labai jautrus mygtukai, man nepatinka, kai čiupinėja, tai jūs galit garsiai kodą pasakyti. Kodas? Vienas. 2. 9. Viskas? Taip. Gerai, tai ačiū, žiūrėkit, varlės skraido šakės. Kur? Gal čia geriau? Tai kad kiaura šita gertuvė. Kas tokias pardavinėja? Labą dieną. Kad buvo gertuvė. Čia puodeliai vyriški. Gerai, ką mums reikėtų puodelį mūsų kurą? Tai aišku, puodelis iš Ispanijos, rankų darbo auksuotas. Gal nusipirkame? Taip aišku. Kortelė. Oi. Ir kodą tiesiog pasakykit. Koks vienas? Gerai, labai ačiū. Viso. Ką? Gal dabar įsipilam? Kad vis tiek kiaura. Kas ši per? Čia viskas kiaura. Nu, atsiprašau. Diena, čia yra kamščių paroda. Kiauras puodelis labai gerai. Vienas kamštis, va. Ir nebėra jokios klaidės. Imkit puodelį, viskas tvarkyta. Koks naudėsi? Kortelė. Labai ačiū. Gero naudojimo viso. Gero. Gal dabar galim? Kad čia nėra jokio kamščio. Neveikia. Kas be nesąmonė? Puodeliai čia... Tiesiog Viskas čia nesąmonė. Šitas kaimas yra nesąmonė. varom iš čia. Pažiūrėkime mano plaukus, ką man su jais daryti? Nueik į kirpyklą, girdėjau, yra kažkokia Aliona. Na, gal pabandom? Tai, jeigu taip, tai tada pasižiūrėkime kito etiudo. Kirpykla. Bet tas su juo čia susidėjo, negaliu žiūrėti, baisiai jis atrodo. Labas, sveiki, prašau, prisėskit. Sveiki atvykę į Alionos kirpyklą, kokią šiandien nutaikytės.
paširė, aš norėčiau juos ištiesinti ir galiukus nukirpti. Tai gerai, tai tiesinam, kerpam. Man čia prosenelės balius bus 100-metis. Ir baliui ruošiamės gerai, viskas bus padaryta, įvedėm galite išsiplauti. Po 1 valandos. Prašau, užsimerkit, nežiūrėkit, va, atsisėskit. Imkit veidroduką į ranką, prašau. 3, 2, 1. Tadam! Nu, kaip manot? Kas čia dabar? Kur mano plaukai? Žiūrėkit, jūs nesinervokit, čia yra kare, čia yra labai madinga, čia viskas labai gražiai. Jeigu ką vis tiek atauks. Nu ne, man nepatinka. Plaukus nukirpo. 100 euriukų dar būtų iš Nu pasimkit. Ten pinigus gavau. Sveiki. Palauk. Nu tai sveiki. Atvykę į Zinos Razinos salioną. Ką šiandien darysim? Man čia plaukus Aliona nukirpo. Aliona. Ta pati, kur karė kerpa. Nu ateikit, brangoj, viską padarysim būtinai. Po 2 valandų. Nu tai ateikit. Va, užsimerkit, imkit veidroduką. 3, 2, 1, tadam! Nu tai va, pasižiūrėkit, kaip fainai atrodo. Ką jūs čia man plaukus priauginot? Kas čia per princesė šukuosena? Nu ar aš sakiau, kad noriu atrodyti kaip princesė? Ne, Man balius. Nu bet labai gražiai atrodo. Man viską. Palaukit, pinigai. 100 pinigai. Aš tai norėčiau būti princesė. Labas vakaras. Labuka, mažutė. Prisės, ko norėtum? Na va čia va vieną plaukus Aliona nukirpo, kitą priaugino, aš noriu man ištiesinti juos. Nu tai einam, sutvarkysim mažutę. Po 3 valandų. Ateik, mažutė. Imk veidrodėlį, mažutė. Nu, ar patinka? Nu ne, nu ką jūs padarėt? Kas tau nepatinka? Nu dažėt kažkokia citrinų geltona. Tai čia populiariausia šių metų spalva. Nu man nereikia, aš taip niekur negaliu eiti, negausiu jokių pinigų ir balių neįsiu. Aš negausiu pinigų. Dar pažiūrėsim, mažutė. Aš negausiu pinigų. Dar pasižiūrėsim, mažutė. Ką man daryti? Svarbiausia nesijaudink ir viskas bus gerai. Na, jeigu viskas yra gerai, tai galim pažiūrėti Etiudų darbo pokalbis. Mam, mes daugiau nebegyvensim dėžiai. Aš einu į darbo pokalbį. Šiandien man pavyks. Aš tau pažadu. Labą dieną. Prašom atsisėsti. Labas. Atsisėskit. Labas. Nu atsisėskit. Čia. Nu taip. Nu tai jūs čia į darbo susitikimą atėjote, ne? Ne. Oi, taip. Nu tai gerai, o tai koks jūsų vardas būtų? Traktorius. Jurgis, atsiprašau, man susimaišom. Rašyk Jurgis. Pavardė? Dešrelė. Rašyk Dešrelė. Metai? 183. 183. Neatsiprašau. 184. Taisyk. Taisau. Nu tai kokią mašiną vairuojat, ponas Jurgi? Kokią dar mašiną? Čia yra darbo sutikimas. Žiūrėk, aš klausiu, o tu rašai. Nu, jūs nematys, kad jis ne tas, nu aš ta vienintelė. Aš ta, kuri 50 iš matematikos turi. Žiūrėkit, 1, 2, 3, 4, 5, aš jau viską. Panelė, sėskitės, laukiam savo eilės. Koks agresyvus. O agresyvus, aš savo darbą dirbu. Nu
Nu, tai ponas, apie finansus kažką raukėt jūs? Aš nesiraukau. Pati nuraukais. Raukšlių turėsiu, va ir dabar jau turi. Atsiprašau, ne apie mane šitas, gerai? Rašyk, jokios nuovokas apie finansus neturi. O tai koks jūsų ponas išsilavinimas būtų? Taip. Išsilavinimo nerasta. Darom kelią, ponė direktorius. Stonis. Nu tai labas rytas. Labas rytas, direktorė. Kaip jūsų dienelė? Blogai, žinokit. Žiauru. Kaip šiandien rytinė mankštelė? Nu kaip gerai pasportavau, žinokit. Kaip fainai. Nu, o tai kaip mano broliai Jurgiai sekasi? Broliai? Nu, direktorė, kaip čia jums pasakius? Nu, jis kaip ir nieko apie finansus neraukė. Nu, jis nelabai ką išmano, neišsilavinęs toks. Nu, kaip ir nelabai mums čia įmanoma būtų įpriimti. Neįmanoma? Įmanoma, Matai, Jurgi, viskas įmanoma. Aš gaisrinė. Tai gerai, aš einu į kabinetą jūsų turiu. Sveikinu Jurgi iš priimti. Benami priimti. Sveikinu. Nu, bet čia neteisingai. Gyvenimas yra nesąžiningas. Suvalgysiu tada. Kas tu toks? Ką tu čia darai? Traktorius jisai. Kas tu tokie? Nu, aš čia dar pokalbį truputį laukiu, gal neliekti ir nebūtų aš pasėdėti. Kas tu toks? Aš Jurgis, aš čia dirbu. Čia mano stalas. Man nesvarbu, kas tu. Kur yra direktorė? Dar gera. Duona direktorė, lenkis greičiau. Ką traktorius daro mano vietos? Kur tu buvai? Italijoje atostogavau, ką traktorius daro mano vietos? O ką ten tu veikiai to Italijoje? Valgiau pizzą. Ką traktorius daro mano vietos? O su kuo tą pizzą valgiai? Susita, ašgi mačiau Instagramą rylse. Ne. Tai mačiau, nemeluktų man. Tu man vienintelė. Aš tik tave myliu. Nemeluktų man. Išveskit jį. Eidame, tik burškis. Viskas bus gerai. Einamės kavytės išgersim, pakalbėsim apie jūsų gyvenimą, truputį apie darbelį. Aš nesenai su bachūru išsiskiriau, ką man daryti? Einam ieškoti. Na tai tada pasiklausykime ir pasižiūrėkime kitą atidą – Bachūras. Nu tai girdėjai, Zina, šiandien yra Black Friday. Nu, taigi, žinok, pasiėmiau suknelę, labai graži, žinok. Dabar tokia bus sukiet. Nu, palaukit, biški. Nu tai jo, eisiu į restoranus, į ją kursis, ją neįsiu. Nu, taigi aišku. Atsiprašau. Prašau. Mes jau čia laukiam staliuko. Taigi čia yra, matot, tik sėskit tiesiog. Žodžiu, kažkas ateina biškai. Tai, pasakyk, kaip tada bachūras, Jurgis, ne? Mes išsiskyriau. Nu tai labą dieną, sveiki atvykę į Lionės restoraną, ko pageidautumėte? Man aštunkui ir pačią brangiausią šampano. Pačio brangiausio šampano, jūs? O man negrų ir pačio brangiausio raudono vyno. Pačio brangiausio vyno. Tuoj viską atnešiu. Tai pasakyk, kodėl jis išsiskyrė? Žinok, jis su ta Inga. Su Inga? Su Inga. Man nepatinka ta Inga, aš jau visada žinojau, kad čia Inga ir bus. Nėr bachūro, nėr pinigų. Palauk. Neturiu, aš galvoju, kad tu turi. Aš galvoju, kad tu turi. Aš galvoju, kad tu turi. Leva, kaip susimokėsim? Nu tai va, prašom, panelės, jūs čia maistas, šampanas, vynas, tuoj atnešiu sąskaitą, jūs čia mėgaukitės. Nu tai žinau, pasiėmiau XS, tai biški per mažas, nu tai pasiėmiau S per didelis. Labą dieną. Sveiki. Sveiki. Aš esu Inga. O čia mano naujas bachūras
Jurgis. Mes čia buvom užsirezervavę staliuką, kur mums čia sėstis. Tenai yra, taigi sėskit, nematot. Oi, tu babutė kokia, aš tau arbat pinigų neduosiu. Aulo man daugiau su mano Inga. Sėsk, mūtė, tai sėsk daugiau. Ačiū. Atsiprašau. Prašau, prašau. Ar tu ta Inga? Aš Inga. O tu, mano draugis buvęs bahūras? Kas ta tavo draugė? Augustina, ateik čia. Pasakyk čia. Atstuk, pasakyk čia. Nu greičiau pasakyk. Nu pasakyk, taip, aš buvus jo mergina. Augustina? Ką? Jo, gal ir buvus. Tu sakei, kad aš tavo vienintelė? Ne, tu manęs vienintelė, tu ne taip viską supratai. Nu, viskas, aš išeinu. Ne, palauk, viskas ne taip atrodo. Nu tai labas vakaras, ponas, ko norėtumėte užsakyti? Man šokoladinį ledų kokteilį. Ką sakė? Man šokoladinį ledų kokteilį. Nu, okei. Nu tai ką, panelės, mes susimokėti? 180 eurų, kas mokės, žinai, su puselė. Yes! O tai kas Kas, kodėl? Kur jūs eina? Kodėl visada aš? Ieškot naują bahūrų. Nu, žodžiu, ponas, šiandien bus iš jūsų 180 eurų. Gerą vakarą. Daugiau jokių mergų. Ne, negirdėjau. Tai gal tada pasiklausykime jos. Adomo daina, mes vėl sugrįžom. Aš nesuprantu, nes čia mes visi kartu. Mes vėl sugrįžom, kur prasideda keliai, kur mane tu apgavai, kur svajojam. Mes dar sugrįšim, kur prasideda keliai, kur mane tu apgavai, kur svajojam. Tenai viską jauti, ko nejaučia kiti. Tenai viską supranti, nes ten visi savi. Mes vėl sugrįžom, kur prasideda keliai, kur mane tu apgavai, kur svajojam. Mes dar sugrįšim, kur nesidega laužai, kur mes šokame linksmai, kur noris grįžti amžinai. Amžinai, amžinai. Taip, šita stovykla patinka. Man irgi, aš nenoriu iš jos išvažiuoti. Tai tada paklausom dainą apie Kernagio stovyklą. Vienas, du, trys, keturi. Viskas prasideda, ten kur susitinka veidai, jie nepažįstami, bet vienas kitą jie jau supranta, jie jau supranta, mes plaukiam į tą patį krantą, jie jau supranta, mes plaukiam į tą patį krantą. Niekas netikėjo, bet mes visi čia
niūniavom, dainas prie laužo mes dainavom. Mes jas niūniavom, dainas prie laužo mes dainavom. Nes mes skaičiavom, išvažiuoti mes nenorėjom, pro langą žiūrėjom, naktį mėnulį stebėjom, mes jį stebėjom, pro langą jį žiūrėjom, mes jį stebėjom, pro langą jį žiūrėjom. Žiūrėjom, žiūrėjom, pro langą jį mes žiūrėjom. Žiūrėjom, žiūrėjom, pro langą jį mes žiūrėjom. Mes jį stebėjom, pro langą jį žiūrėjom. Mes jį stebėjom, pro langą jį žiūrėjom. Man taip patinka baltos lelijos prūde. Man irgi jos tokios gražios. Tai jeigu visiems tai patinka, tai paklausom Vytauto Kernagio dainą Baltos lelijos, kurią atlieka visa stovykla.